Labas rytas, žvejai. Ką vėl žvejyba. Tik šiandien atmatos revanšas bus. Kaip prie toj laidoj matėt, kas nematėt, čia kažkur išlys nurodėlė, galite pasispaust pažiūrėti. Tai praeitą kartą sunkiai sekėsi su karšiais. O šiandien kažkaip reikia revanšuotis. Tik šiandien žvejoju kitoj pusėj, priešingai nei praeitoj laidoj žvejojau. Šiaip specialiai padariau taip, pabandyti kaip iš kitos pusės. Tai va šita vieta bus grinai priešais tą vietą, kur žvejojau praeitą sykį. Daiktai sumaišti. Šiandien turiu paruošęs nestandartinį masalų. Tik praeitą sykį turėjau slieką, dziką ir pinką. Tai šiandien masalų turiu daug daugiau. Ir tokių masalų, kur tikrai retai naudojam. Bet šiandien pabandysim. Gal suveiks. Nu ką, viskas suruošta jau. Kuo tai paruošti. Tik atstumo dar neturiu. Atstumą turbūt darysiu apie 40, 35, 40. Ir vienas kotas yra jaukinimui paruoštas su šėrykla. Kad ar dajaukint, ar taip, kad nes dėsiu didesnę šėryklą. O tokio dydžio. Pirmas masalas tai spėkit kas čia. Tai makaronai. Ja, sugalvojau išsivirti makaronų. Tai žvaigždutės. Žvaigždučių. Paskui užsipyliau vandeniu kruopas. Turim kruopų. Porą indelių. Paskui, aišku, kukurūzai. Bet nedaug. Matylius. Tai 200 gramų. Skandintų musės lervų. Aišku, sliekų. Sliekai dar pasislėpia dabar. Sliekai. Indelis jaukui. Pinkai, aišku. Žirklės karpimui. Indelis. Dzikai. Ai, čia dar džiūvėsėlių radau. Tai įsimečiau. Na ir jaukas. Jaukas tamsus. Jau pasiruošęs turiu. Nu va, viską pasiruošiau jau. Tai žodžiu reikalai tokie, kad toli mesti nelabai išeis, nes šiandien srovė gan didoka. Tai bandžiau 50 metrų numečiau. Iš papraeito karto buvo likęs klipsas, tai konkrečiai neša. Ant 30
5 neša, tai pasidariau 26. Tai taip paneša, lyg sustoja, vėl paneša. Taip dar bolio mėnėje galima gaudyti. Tai ką, bandom jaukintis ir žiūrėti, kaip čia šiandien tas revanšas mūsų su atmata. Tai kaip sakiau, meškerę vieną pasidariau jaukinimui. Šita meškerė yra ritis su monovalu. Nu ir ką, kaip reitės iki mažai turėjau masalų, tai šį kartą turiu daugiau, tai ir daugiau visko duosiu. Tai pradėsim taip. Duosiu, aišku, makaronų, kurpapų, matyliaus, skandintų. Bandom jaukintis taip, o paskui matysim, gal pakarpysim kažką. Oras šiandien puikus, bet yra šioks toks minusas, bent jau iš ryto stipresnis jis buvo. Nu, gal žiedelį nešals. Gal, jeigu ką, turiu Johnson's Baby aliejuko. Bandysim tepti. Saulutė lenda, tuoj viskas šils ir bus gerai. O ką mes dedamės į kabliuką. Pavadėlis 0,10. Kabliukas 0,12. Pabandysiu matylių pirmą. Keliu matylį ir dzikas. Gal mažas masaliukas suvilios. Nuo kažkur reikia pradėti. Svarbu neneštum. Nu ką, draugai, turim pirmą karšį. Tikiuosi, kad karšis. O kažkur jį. А, кой.
šapalas. Oi, sakau. Šapalas. Va. O, koks gražus. Šapaliuks. Laisvė. Nežinau, kiek čia centimetrų, bet tiek to. Nedėsiu siet. Nu kokios salos plaukia. Jo. Užkliuvau. Nu ką, naujienos tokios, kad mečiau antrą meškerę į šoną, bet ne iš gerosios pusės, aišku, nes jinai man biškį trukdė. Perėjau kelius atstumus su ją ir jokio nei kibimo neturėjau. O ką padariau dabar su šito meškerė, tai atsimatavau 39 metrus ir šoviau į tolį su šita. Nes nebeįsivaizduoju, ką daryti, nes kibimų niekaip nesulaukiau, ten tiek prijaukinau tą tašką, tiek mėsos daviau ir karpiau, ir visko padaviau, bet vienas šapalas iš taško. Tai dabar iš šito iš naujos vietos irgi ką tik išsitraukiau šapaliuką. Tai žodžiu, nesuprantu. Nu netikiu, kad tų karšių nebėra, nesąmonė. Vakar dar žinau, kad gaudė, tikrai pagavo ir nu neįsivaizduoju. Kas čia negerai. Bandau dar sliekų karpyt. Bandom. Va, makaronų fiesta. Su sliekais. Pagaliau kažkas tai ant kablio. Eik tu sau. Eik ten švilpt. Nu tu blemba, nu jie. Čia kažkokie krūmai yra prie pat. Eina švilpt.
Kiek išlaukiau, į karočią nuėję. Eina savo. Kažkokie čia krūmai, blemba. Na, aš žolė net užsikabina da. Nu kažkas nenormalaus, blemba. Tiesiog noris verkti. Nu žiauru čia buvo. Čia reik paforsuot biškį prieš galą, blemba. Nu gal dar turėsim. Nu dar galvoju vieną bairį bandytai eiti į kraštutinumus su pavadėliu. Tai pasidaryti pavadėlį gal net 1,5 ar netgi 2 metrų. Kabliuką 16 numerio mažiuką. Nu, pavadėlį kaip pasirašiau, pasidėjau. Tada to išlaukiu. Kabliuką nukirpsiu, padarysiu kilputę, tai bus prailginimas iš to pavadėlio, kuris yra uždėtas. Ir uždėsiu ant to dar kitą pavadėlį. Ir bandysim, tai yra, kad būtų sklendimas lėtas. Jau šėrykla nusileis, o pavadėlis skles dar. Net nežinau, ką daugiau bandyti, nes prijaukinau, realiai mėsos yra duota, nu, blemba, ruduo. Prieš žiemą turėtų maitintis, ateiti tašką ir rinkti tam. O, žiūrėk, ant žodžių dar turėsiu žuvį. Čia srovė jaučiu panešė. Net makaronai nepadeda. Kad jie pablogintai, nemanau, kad jie kažką pablogina, bet ir neprikviečia nieko. Nu, ilgą darau, blemba. Čia 8. Metras šiam. Metras šiam. Tai 1,7 m kažkas tikras. Klipsas. Nu, žiūram dabar, kaip čia bus. Kažkas sėdi ant kablio. Lemba, kad čia neįeitų tas žuolis. Nejaugi karšį turiu. Taip, chebra, turim
karšiai. Yeah. Yes. Matot, reikia nepasiduoti, bliam. Eina savo. Nu toks laimingas dar nesu buvęs. Išsiaiškinau, kaip pagauti. Aišku, nereikia džiaugtis, čia dar tik pirmas. Bet jau turim. Eina savo. Pagaliau. Yes. Skanus makaronai buvo, ką? Eina savo. Tai nejau ilgas pavadys. Mažas kabliukas ir miniatiūrinis masaliukas. Nu ką, bandom. Tik dabar mintis, kodėl aš iš anksto taip kažkaip nepagalvojau, kad reikia dėti labai ilgą pavadį. Nu, žvejyba ir yra toks dalykas, kad mokinies tu. Visada lengva, kaip sakant, kad kažkas pasakytų, kaip ką daryti. O kartais tau reikia gal net ne vienos žvejybos, kad suprast kažką, tai pačiam sugalvoti. Gali kažkas ir sakyti 10 kartų, kad ilgas pavadys ten veikia, bet gali tu negirdėti. Bet tu tiesiog per laiką vos ne pats ir išsiaiškini. Eik tu, blemba. Paskutinė mano šiandien žuvis. Big fishas. Ja. Gerai, viskas, nebesikankinu, varau. Paleidžiu tą karšį, surenku manatkes ir varau namo. Užtenka čia. Tai va, šiaip ne taip išprašytas šiandien karšis. Bent kažkoks revanšas buvo. 2 šapalai, kažkokia žuvis nuėjo. Ir va, dar vienas gražuolis. Paleidžiam.